aplinkybės metodų, nagrinėjimo civilinė byla, valstybės struktūrų planavimas statybos inspekcijos pareiškimų, Vitalija Rusienė dėl savavališkos statybos. Teismo posėdį matau atvyko ieškovo atstovai. Jurgita Tankutė Rusijos Algimantas, atvyko atsakovės atstovas Laucius ir advokatas. Evaldas Sonokas. Ona iki pavardę panašu. Tai prietės asmenų. Netyčios nacionalinis. Netyčios tarnybos Prašymas yra. atstovas. Tai praeitą teismo posėdį praktiškai ištyrėm beveik visus įrodymus ir sakiau, kad eisim prie baigiamųjų kalbų. Čia vis tiek dar įrodymų tyrimas oficialiai nepateiktas ir trumpai klausiu, ar norite ką nors kviesti, liudyti ar ką nors papildomai nurodyti. Iš kovo pusę? Neturime. Ar nepridursi? Klausiu, ar šalis susipažino su bylos medžiaga, ar norėtumėt, kad ją padarsinčiau? Mes esam susipažinę, gal mūsų tikrai nereikia garsinti. Susipažinę. Irgi pritarsi. Taip yra negarsinti bylos medžiagos ir perėtume prie baigiamųjų kalbų, nesuprėdami. Prašau, komentuoti, išdėstyti savo galutinius reikalavimus ir atsiprašymus. Prašau. Prisimenant, pažymime, kad 2011 lapkričio 14 dieną Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio nuostatomis, statytojai Vitalijai Laucieniai surašė savavališkos statybos aktą už tai, kad savavališkai neturėdama statybą leidžiančio dokumento pastatė stoginę adresu Jeronimo gatvė 37 Radviliškio mieste ir dalis Gražinos gatvė 14 Radviliškio mieste. Dalis stoginės patenka į Svetlanai Norvaišienei nuosavybės teisė priklausantį žemės sklypą Gražinos gatvė 14 Radviliškėje ir yra priblokuota prie Svetlanos Norvaišienės ūkinio pastato. Stoginės matmenys 7,37 metro ant 3,24 metro, aukštis 3,40 metro. Vadovaujantis statybos techninio reglamento nuostatomis, nesudėtingi statiniai priedo antros lentelės eilute, stoginė pagal šiuos išmatavimus būtų priskiriama pirmos grupės nesudėtingiams statiniams. 2012 sausio 6 atsakovai, taipogi statytojai Laucieniai, buvo surašytas dar vienas savavališkos statybos aktas dėl savavališkai pastatytos stoginės Jeramino gatvė 37B Radviliškio mieste. Nustatyta, kad ši savavališkai pastatyta stoginė yra prie teisiškai registruoto garažo, kuris nuosavybės teisė priklauso atsakovai. Stoginę pastatė neturėdama statybą leidžiančio dokumento ir priblokavo prie medinio karkaso. Stoginės išmatavimai 4,80 metro ant 1,20 m ir 2 metrų aukščio. Taipogi pagal išmatavimus priskiriama pirmos grupės nesudėtingiams statiniams. Kadangi atsakovė nedisponuoja žemės sklypu, žemės sklypas yra nesuformuotas ir priklauso Lietuvos Respublikai, tai vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.07.01 2.2010 statybą leidžiantis dokumentai 6 priedo 3.3 papunkčių, statant valstybinėje žemėje, kaip statybą leidžiantį dokumentą privalėjo turėti rašytinį pritarimą supaprastintam statybos projektui. Kadangi tokių dokumentų atsakovė neturėjo, žemės sklypas taip pat ne jos nuosavybė, todėl buvo fiksuota savavališka statyba
ir įstatymo nustatyta tvarka reikalaujama pašalinti savavališkos statybos padarinius. Dėl pirmosios savavališkos statybos buvo surašytas 2011 gruodžio 13 reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius. Ir nustatytas terminas, kad iki 2012 birželio 13 dienos savo lėšomis ji turėtų pašalinti savavališkos statybos padarinius, tai yra nugriauti savavališkai pastatytą stoginę. Taip pat šitame surašytame reikalavime buvo nurodyta, kad statytoja turi teisę kreiptis į šio įstatymo 23 straipsnėje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Ir jei statybos įstatymo 28 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad jei asmuo per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą gauna leidžiantį dokumentą, tai šio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija jis pateikia valstybiniai teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, kuri ne vėliau kaip per 3 darbo dienas panaikina asmeniui pateiktą reikalavimą. Vienu žodžiu, atsakovė nepasinaudojo nei pirmuoju atveju, nei antruoju atveju šituo nustatytų terminu, nei pašalino savavališkai pastatytų stoginių, nei kreipėsi į statybą leidžiančius dokumentus išduodančią instituciją, kad galėtų įteisinti savavališką statybą. Ir aišku, pasibaigus visiems terminams, valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija nustatyta tvarka kreipėsi į teismą su prašymu įpareigoti atsakovę. Kadangi atsižvelgiant į tai, kad atsakovė iki nurodyto termino savavališkos statybos padarinių nepašalino, statybą leidžiančio dokumento negavo, todėl vadovaujantis statybos įstatymo 28 straipsnio 6 dalimi bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio nuostatomis prašome gerbiamą teismą įpareigoti atsakovę nugriauti savavališkai pastatytą stoginę, kuri priblokuota prie Svetlanos Norvaišienės ūkinio pastato, ir nugriauti savavališkai pastatytą stoginę, kuri priblokuota prie garažo, unikalus numeris 711002/0002/2040 adresu Jaramino gatvė 37B Radviliškio mieste ir sutvarkyti statybvietę per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Ir tuo atveju, jei atsakovė neįvykdytų šito teismo įpareigojimo, prašom suteikti valstybiniai teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai teisę, tai atlikti už atsakovę, išieškant patirtas išlaidas iš jos. Terminas, manyčiau, tokiems statiniams pašalinti yra nurodytas protingas. Byloje yra nuotraukos. Tie statiniai nėra sudėtingi, tai elementariausios stoginės. Manom, kad per mėnesį laiko jas galima pašalinti. Ačiū. Darysite toliaus? Ne. Tai tiesiog, matyt, ieškinį palaiko tik tiek. Taip. Dėkuoju. Tai Norvaišienė, kadangi esate kaip ieškovo pusėj, daugiau nepridursit nieko. Ačiū. Kokią tvarką pageidautumėte? Aš ir Prašau. Gerbiamas teismas, šiandien tenka atstovauti Saulės Kucienės interesus. Prašau teismo ieškinį ieškovo atmesti kaip nepagrįstą ir ateisti patirtas atsakovės bylinėjimos išlaidas šioje byloje pagal pateiktus tai pagrindinius dokumentus. Pateiktų ieškinių ieškovas prašo nugriauti 2 statinius, tai yra nesudėtingus, tai yra stoginės, kurios laiko, kad yra pastatytos savavališkai. Viena yra priblokuota prie trečiajam asmeniui Svetlanai Norvaišienei priklausančio nuosavybės teisė statinio, o kitas yra pastatytas prie atsakovui priklausančio garažo. Kaip nurodo ieškovas, kad statyba yra laikoma savavališka ir ieškinyje apibrėžia, tai yra remiansi būtent šios dienos įstatymo redakcija, kas tai yra savavališka statyba. Tačiau
šiuo metu galiojančio teisės akto redakcija remtis negalima. Tai yra tada, kada surašytas yra savavališkas statybos aktas, turi būti remiamas į tą teisės normą, kada buvo atlikta reali šių pastatų statyba. Nagrinėjant bylą buvo prieita su ieškovu bendra išvada, kad būtent statiniai yra statyti buvusio mirusio asmens Alberto Lausio, kuris mirė 2000 metų rugsėjo 21 dieną. Tai yra, todėl atskaitos taškas turėtų būti šita mirusio asmens data ir laikyti, kad statiniai galėjo būti pastatyti iki 2000 metų rugsėjo 21 dienos. Kad Albertas Lausys šitos statinius laikinus statė, tai patvirtino būtent tretysis mis Sultana Norvaišienė, kuri sakė, kad įsigijus 99 metais šitą statinį, būtent Albertas Lausys ir statė šitą priestatą prie jos ūkinio pastato. Todėl reiktų vadovautis būtent 2000 metų galiojančią įstatymo redakciją, nes šiuo metu įstatymo redakcija, kuria remiasi būtent ieškovas, įsigalioja tik 2 metų Liepos 1 dieną, kuriame būtent yra apibrėžė, kad savavališka statyba yra laikoma tokia statyba, kai yra statoma be nesudėtingas statinys, yra kada statomas be normatyvinės statybos techniniuose dokumentuose nurodyto dokumento, kai statybos leidimas neprivalomas. Šiuo atveju mes turim tokią situaciją, kad šiuo atveju pagal statant nesudėtingus statinius, statybos leidimas nereikalingas, šiai dienai reikalingas būtent tie normatyviniai dokumentai, kurie yra numatyti, kaip šiuo atveju būtent rašytinis savininko pritarimas statinių statybai. Tuo metu galiojusi statybos įstatymo redakcija, 18 straipsnis būtent sakė, kad statiniai Lietuvos Respublikoje gali būti statomi arba griaunami tik gavus apskrities valdytojų administracijos statybos valstybinės priežiūros tarnybos leidimą statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti. Pagalbinių statinių ir darbų, kuriems statyti nereikia leidimo, sąrašą tvirtina vyriausybė ar jos įgaliota valstybinės valdžios institucija. Taigi, tuo metu galiojas įstatymas, savavališka statyba apibrėžia tik tais, kada yra statinys statomas neturint statybos leidimo. Jau jeigu statinys patenka į vyriausybės įgaliotos valstybės institucijos sąrašą, tai toks statinys yra nelaikoma savavališka statyba ir tokiems statiniam yra taikomas visiškai kitokios padarinių šalinimo priemonės. Tai būtent statybos techninis reglamentas STR 1.09.06 2010 statybos sustabdymas, savavališkos statybos padarinių šalinimas, statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. Šitokia yra patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo numeris 91/827 tvarka, kuriame 52 punktas sakoma, kai nustatoma, kad statinio statyba nėra savavališka ar nėra vykdoma pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą, inspekcija Lietuvos Respublikos viešo administravimo įstatymo tvarka priima administracinį sprendimą dėl įpareigojimo statytojo per nustatytą terminą pašalinti tinkamus trūkumus, kitus susijusius dokumentus ar atlikti reikalingus statybos darbus, kad statinys atitiktų statinio projektinius sprendimus, kitus teisės reikalavimus. Jeigu statytojas per nustatytą terminą nevykdo administracinėme akte nurodytų įsipareigojimų, inspekcija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nustatytų įsipareigojimų įvykdymo termino pabaigos kreipėsi į teismą dėl šio įpareigojimo vykdymo. Taigi įstatymas aiškiai apibrėžia analogišką situaciją, yra įtvirtinta ir statybos įstatymo 27 straipsnis 3 dalies 7 punkte, kuriame sakoma taip pat lygiai pažodžiui, kad tokiu atveju nėra surašomas savavališkas statybos aktas, o asmuo yra įpareigojamas pašalinti atitinkamus dokumentų trūkumus ir per nustatytą terminą. Ir jeigu per tą terminą nepašalina asmuo, tokiu atveju statybos inspekcija per 20 dienų kreipėsi į teismą, dėl kad teismas priimtų sprendimą įpareigojantį asmenį tokius dokumentus susitvarkyti. O jeigu asmuo nevykdo teismo sprendimą, tai
tai toks sprendimas yra įvykdomas remiantis CPK nustatyta įvykdymo tvarka, tai yra skiriant atitinkamas nuobaudas ir panašiai. Taigi šiuo atveju mes turime statinius stoginius, kurio, kaip ir minėjo ieškovas, yra priskiriami nesudėtingam statiniam, tokiem nereikalingi kažkokie specialūs leidimai. Ir be to 10 metų spalio 1 dieną įsigaliojo 23 straipsnio 1 dalies 5 punktas, kuriame sako, rašytiniai sutikimai yra neprivalomi, jeigu dėl anksčiau pastatytų statinių per 1 metus nuo statybos pradžios iš šios sutikimus turėjusių duoti asmenų, statytojų arba statinio savininkui nebuvo pateikta pretenzijų. Mes šiai dienai turime ne vieną savininką, nors ieškovas nurodo, kad vienas yra savininkas, tai ant kurio žemės sklypo pastatytas statinys. Šiuo atveju yra ginčas tarp atsakovo ir trečio asmens dėl sklypo ribos. Taigi, kieno žemės yra pastatytas, šiuo atveju nėra aišku, kadangi nėra nustatyta galutinai sklypo riba, kaip patvirtina ir byloje esantis žemės sklypo planas, kuriame yra pasakyta, kad koordinatės nuo 1 iki 4 yra teisiškai neregistruota, o užklausus registrų centrą, būtent ir buvo atsakyta, ką reiškia teisiškai neregistruota, tai reiškia, kad nesutvarkytas žemės sklypo riba. O nesutvarkyta žemės sklypo riba reiškia tai, kad kadangi yra statinys priblokuotas prie trečio asmens statinio, tai neįsprendus ginčo dėl nustatytos sklypo ribos negalima nustatyti būtent kam šiai dienai ir kieno nuosavybės teisės žemės yra pastatytas šitas statinys. Pretenzijų, kaip nustato įstatymas, kad savininkui turi būti pateikta pretenzija. Nei vienas iš žemės savininkų, nei Norvaišinė, nei nacionalinė žemės tarnyba, kurie priklauso pagal panaudos turbūt pavedimus tam santykius, kurio disponuoja šito žemės sklypo, jokių pretenzijų atsakoviai nebuvo pareikšta. Per 12 metų, kaip reikia skaityti, kad statiniai statyti 2002 metų rugpjūčio 21 dienos laikotarpiui. Šiai dienai į bylą įtraukti šitie asmenys, jie taip pat jokių savarankiškų reikalavimų nepareiškia. Vadinasi, kažkokių tai pretenzijų šiuo atveju ir konkrečiai ir nėra, tik kaip yra nustatyta įstatymė ir per 1 metus jos yra nepateiktos. Dėl statinio, kuris yra priblokuotas prie Norvaišinės, ir norėčiau pažymėti tai, kad šitas statinys yra jau pažymėtas plane, kurį tvirtino dar 89 metais vyriausias architektas. Tai reiškia, kad šitas statinys jis jau buvo užneštas į projektinę dokumentaciją ir tai rodo, kad valstybiniai institucijai apie tai buvo žinoma, jie yra užbrėžtas šitas ir tai galima laikyti kaip valstybinės pritarimu statinio statybai. Dėl antro statinio, tai norėčiau stoginės, kurias prie garažo, norėčiau pasakyti, kad kadangi yra surašytas savališkas statybos aktas, tai statybos įstatymas 26 straipsnio 6 dalis sako, kada statybos inspekcija nustato reikalavimą pašalinti atitinkamus trūkumus, tie trūkumai yra neįvykdomi, nepašalinami, tai yra, turi inspekcija ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo įpareigojimo turėjimo pabaigos kreiptis į teismą. Dėl savališko pastato statinių nugravimo ir išardymo, o taip pat dėl to gali kreiptis ir tretieji asmenys, jeigu jų interesai yra pažeidžiami. Kaip matyti, iš bylos medžiagos reikalavimą pašalinti savališkos statybos padarinius pagal 12 metų vasario 3 dienos savališkos statybos aktą buvo atsakovai pareigota pašalinti iki 12 metų rugpjūčio 3 dieną, tačiau ieškovas į teismą kreipėsi tik 12 metų rugsėjo 12 dieną, tai yra akivaizdžiai praleidus 1 mėnesio senaties terminą. Taigi mes prašytume šitam statiniui taikyti ir ieškininę senatį.
Todėl esant nurodytom faktiniam aplinkybėm, mes prašytume teismo netenkinti ieškinį, atmesti jį kaip nepagrįstą ir priteisti patirtas bylinėjimas išlaidas pagal pateiktus dokumentus. Galbūt pateiksite savo lapą sekretoriją, tai... Na, aš nežinau, nes čia gerbiamas mano advokatas. Tai gali perskaityti, o vėliau jį pateikti. Gerai, supratau. Tai viso to, kas jau yra išdėstyta, ir aš turiu tą prašymą, mano gerbiamas advokatas, noriu jūsų gerbiamas teisėjų dar paprašyti pagal esamas aplinkybės ir faktus. Atmesti valstybės teritorijų planavimo statybos inspekcijos ir aplinkos ministerijos nepagrįstus prašymus ir reikalavimus tuo labiau, kad teismui pateikta klaidinga neteisinga informacija. Dabar taip, norėčiau pasisakyti biškį iš senesnių laikų. Valstybės teritorijų planavimo statybos inspekcijos ir aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo statybos valstybės priežiūros skyrius statybos valstybės priežiūros Radviliškio poskyrio vyr specialistas Algimantas Balsys teismo posėdžio metu pripažino, kad nėra parašęs rašto prašymo dėl dokumentų pateikimo ir neprašė pateikti dokumentų dėl statinių, o jiems paėmė ir surašė griovimo aktus, nurodydamas, kad yra statybos sustabdymas ir kad yra nelegalus, reiškia, reikia nepamiršti šito fakto, kad surašė 5 statinius nugriovimų, apie kuriuos viskas dabar vyksta tik apie 2 teismo metu. Tai teismo metu išgautų dokumentų paaiškėjo, kad 2001 metais 3 mėnesį 19 dieną numeris 558 yra įsakymas Lietuvos Respublikos Šiaulių apskrities viršininko dėl teisinės statinių registracijos Radviliškio rajone, kad yra ne tik Algimantas Balsys susipažinęs, bet ir pats pasirašęs ir uždėjęs spaudus ant Šiaulių apskrities viršininko 2001 4 mėnesį 9 įsakymo numeris 781 priedo ir Šiaulių apskrities viršininko 2001-03-19 įsakymo numeris 558 priedo dirbdamas tuo metu Šiaulių apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijos planavimo statybos inspekcijos tarnybos inspektorius Radviliškio rajone, kad statiniai yra teisiškai registruojami tinkamai eksploatuoti statinių sąrašą. Ir pažymėtina yra tai, kad tada nereiškia pretenzijų dėl jokių kitų statinių. Taip, toliau. Teismo metu vyriausia specialistė Jurgita Tomkutė pasisakė, kad jei statiniai būtų buvę nelegalūs, SSRS laikais jie būtų buvę iš karto nugriauti, nes tuo metu galiojo labai griežti įstatymai. Kadangi statiniai yra pasakyti, kaip aš ir nurodžiau, 1973 metais, ką paliudė ir liudininkai, Vidmantas Virbukas ir jeigu dabar nesuklysiu, Rimutis Bilža patvirtino teismo metu, kad yra statiniai statyti. Vyriausias architektas pasakė mano gerbiamas advokatas. Taip, gal dar būtų pažymėtina, kad nacionalinė žemės tarnybos ir žemės ūkio ministerijos Radviliškio skyriaus vyriausias specialistas teisininkas Remigijus Rudžianskas neneigė, pripažino, kad yra išpirkta žemės valda, jie ramina 37 B Radviliškio mieste. Nurodyti, kur yra išpirkta žemės valda, negalėjo. Todėl yra neaišku, ar tos stoginės, kaip jisai paskiau ten teigia raštuose, kad jos tikrai stovi valstybinėje žemėje. Va čia dabar nežinau tokį variantą, ar galima būtų ar ne. Kad ateityje nekiltų kažkokių neaiškumų ar net naujų bylų, prašau nustatyti prašau nutartyje konkrečiai nurodykite statinių tikrasias pastatymo datas, realias pagal pateiktą informaciją. Norvaišinė pateikė neteisingą informaciją dėl datų statinių pastatymų ir dar teismo metu melavo šmeižė mane ir mano mamą, pasakodama neteisingus faktus ir apie įvykį dėl jos statinio apgadinimo vairuotojo atvežusių mums malkas, kurių jų nėra buvę. Ką telefonų pokalbio metu 2013 4.24 10.30 patvirtino ir Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio tyrėjas Artūras Asaitis ir jokio įvykio nėra užregistruota. Todėl jūsų gerbiamas teisėjų prašau
už pateiktą neteisingą melagingą informaciją teismo metu apšmeižimo mano ir mano mamos nubausti Norvaišinę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Dėl kitų klausimų toliau aiškinsimės dėl valstybinės teritorijos planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos veiksmų su aplinkos ministerija ir Lietuvos Respublikos ir vyriausybė. Ačiū, kad mane išklausėte, tikiuosi jūsų gerbiamas teisėjų teisingo sprendimo. Dėkuoju. Tai teismo sprendimas bus paskelbtas, atsiprašau, replikos teisė. Aš, kad teismui būtų aiškiau išsakytus atsakovės atstovo kai kuriuos pastebėjimus dėl senaties, tai neva norėčiau pasisakyti, vadovaudamasi Lietuvos vyriausio administracinio teismo nutartimi administracinėje byloje numeris A 502-336 Gulšės pagaliukos 2009 metų kovo 12 nutartis. Beje, taip pat advokatas puikiai galėtų prisiminti šitas aplinkybės galbūt, tai toje nutartyje teismas pasisakė, kad įvertinus statybos įstatymo paskirtį ir taikymo apimtį, statybos dalyvių veiklos reguliavimą, pačios statybos reglamentavimą, sistemiškai aiškinant jo normas, akivaizdu, jog 28 straipsnėje nustatytos statybos valstybinės priežiūros subjektų pareigos savavališkos statybos atveju bei terminai jų įvykdymui. Pastarieji nustatyti siekiant užtikrinti operatyvų ir savalaikį reagavimą, nustatant savavališką statybą ir šalinant jos padarinius, bet ne statytojo užsakovo interesų gynybai. Todėl nustatytų terminų nesilaikymas nepašalina atitinkamų subjektų pareigos atlikti atitinkamus veiksmus ir jokių būdų neatima tokios teisės bei nedaro tų veiksmų neteisėtais. Priešingas normos aiškinimas laikant mėnesio terminą naikinamuoju su visomis to pasekmėmis prieštarautų įstatymo leidėjo siekiui sureguliuoti statybos teisinius santykius ir sudarytų galimybę iš neteisės atsirasti teisiai. Tai šita ten kelių dienų ten galbūt pavėlavimas tikrai negali būti dėl jo taikomas senatis. Taip pat advokatas paminėjo, kad reikėtų laikyti atskaitos tašką 2000 rugsėjo 21 dieną, kada jau mirė tikrasis statytojas, faktinis Laucius, ir nurodė, kad tuo metu nieko nereikėjo, tokiai nesudėtingų statinių statybai visiškai nieko nereikėjo. Tai gerbiamas teismas galės valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tinklapyje yra su istorija visi teisės aktai nurodyta jų yra galiojimo laikotarpiai visi, nuo kada tas aktas galioja, iki kada tas aktas galiojo. Statybos įstatymas pats galioja nuo 1996 metų, o patikslinanti tvarka tai buvo tokia leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka vadinosi. Ir šitoje tvarkoje buvo nurodyti atvejai, kada reikalingas yra statybos leidimas, o kada kaip statybą leidžiantis dokumentas, šiandien dienos terminais kalbant, reikalingas sklypo architekto suderinimas sklypo plane. Tai va, dabar atsakovės atstovas dar nurodo, tai neva tai ir buvo sklypo suderinimas, nes byloje yra pateiktas Janonio 37A, tai čia galbūt Jaramino 37A, čia yra visiškai, norėčiau atkreipti teismo dėmesį, yra visiškai kitas adresas. Mes šiandien dienai kreipiamės dėl Jaramino 37B, bet ne dėl Jaramino 37A. Šitame sklype yra suderinti visiškai kito asmens statiniai. Ir visiškai šitas dokumentas iš tiesų negalėtų šitokių dokumentų remtis. Netgi registrų duomenys atsidarė, mes pasitikslinom. Kažkada tai šitas savininkas buvo Stasys Vasiliauskas. Šiandien dienai tas savininkas yra Arūnas Pranskevičius ir šitie dokumentai būtent kalba apie jo žemės sklypą, apie jo statinius, būtent apie projektuojamą gyvenamą namą. Ir negali būti laikomas kažkokiu tai stoginiu kaip statybą leidžiantis dokumentas. Dėl žemės sklypo ribų taip pat norėtumėm, kad teismas atkreiptų dėmesį. Yra teisiškai registruotas
trečiojo asmens žemės sklypas Gražinos gatvė 14 ir ta žemės sklypas yra suformuotas, teisiškai registruotas, turi ribas ir tas nužymėjimas, kad teisiškai neįregistruota žemė būtent ir reiškia gretima žemė, nes tas būtent tuose taškuose yra pasakyta apie gretimybės. Ir tai yra ne pačios Gražinos 14 žemė, kad yra nesuformuota, o tai reiškia, kad yra nesuformuota gretimai esanti žemės sklypas. Šiandien dienai sklypas Jaramino 37b priklauso valstybei ir norint statyti bet kokius statinius, reikia laikyti statybos įstatymo nustatytos tvarkos. Prašom mūsų ieškinį tenkinti pilna apimtimi ir įpareigoti atsakovą nugriauti. Dėkui. Dar mums pridurtumėt? Na, tai jeigu truputį pasisakytum, čia mane panašaus irgi. Nepriimkit viską asmeniškai, trumpai. Taip, buvo padaryta klaida, kadangi pats Lūčys netikė jokios informacijos mum ir gavom iš registrų centro klaidingą žodinę informaciją, todėl buvo papildomai dar 3 statiniam įteisėti surašyti savališką statybos aktai, bet jie yra panaikinti ir teisme dėl jų problemų nėra ir mes neprašom nieko juos, nei nugriauti, nei pertvarkyti. Ačiū. Ar šiandien dar ką nors norėtumėt atsikirsti, ką girdėjot, ar nieko nepasakysit? Man atrodo, nebesiskleisiu. Taip, dėkuoju. Aš tik norėčiau užakcentuoti, kad pagal tuo metu galiuojančią teisės aktą, kai aš minėjau, kad tuo laiku toks statinys yra nelaikomas savavališkas, jeigu jis yra pastatytas be suderinimo ar projekto ir įstatymas tokiu atveju, kada statinys yra nesavališkas, yra nustatę kitą padarinių šalinimo būdą, tai yra įpareigojama sutvarkyti dokumentaciją. Dėkuoju. Bet tada dalėsiu tai tokį dalyką. Vyriausiasis architektas patvirtino plane uždėdamas spaudą ir parašą, kad statiniai yra legalūs ir įtraukti į miesto planą ne tik tais pas Arūną Pranskevičių, priklausančiam žemės sklype, bet ir aplinkiniuose gretiminiuose ar gretutiniuose kažkaip taip čia, tai turėtų skambėti. Taip, vieną kartą dar pasisakėte. Ačiū Jums. Gegužės 21 dieną, 16:45 paskelbsiu sprendimą. Dar kartą pakartoju, gegužės 21, 16:45 paskelbsiu sprendimą. Jeigu pageidaujate jį gauti elektroniniu paštu, tai pasirinkoju nurodyti elektroninį pašto adresą. 21, 16:45. Ačiū visiems atvykusiems. Jūs atiduosite savo kalbą sekretoriai. Gerai, bet čia tiktais aš atsiprašau, Nieko nuostabaus čia.